Labą dieną, gerbimi moksleiviai, devintokai ir pirmų gimnazijų klasių moksleiviai. Šiandieną paaiškinsiu, kaip erdvinį kūną padaryti. Čia turite 10 kompiuteris ir 1 kompiuteris šitą turi darbelį atlikti ir galbūt nežino, kaip tai padaryti. Tai dabar rodysiu, kaip Word'e tą atlikti. Tai galima labai paprastai, galima braukyti. Tai va čia, sakykime, turime Word'o programą ir aš galiu su paprastu teksto lauku čia viską braukyti, va šitaip daryti, va su teksto lauku, čia užrašus užrašyti, sakykime, čia kažkoks, sakykime, koks ten mums užrašas reikalingas, erdviniai kūnai, jo, ir galima juos užpildyti, galima figūras įvairiais spalvomis, čia neturi reikšmės. Tai aš vieną iš variantų parodysiu, paskui ir kitą variantą parodysiu. Tai figūros, sakykime, ne? Va, turime brūkšniuką. Čia spalvą galima brūkšniuką pasikeisti. Galima daryti tokius variantus. Nu va. Čia galima ir istoriją pasikeisti, spalvą pasikeisti. Matote, ne? Kaip čia viską darau. Spalvą, sakykime, pasikeiskime, kad būtų kažkur tai panašiai tą, ar ten va, tokia, ne? Va, galima ją pakoreguoti tą kryptį, kad kitaip atrodytų. Tai vienas iš būdų. Na, tokių mes galim daug pasidaryti, ne? Tai, sakykime, va, aš, sakykime, pasidauginti galiu įbrėžti tiesiog įterpimas. Ne. Teksto laukas. Teksto lauką. Čia tų teksto laukų aš galiu prisibrėžti, kiek tik tai noriu. Ne? Tai supratot šitą mintį, kaip čia užrašyta. Ne? O dabar kitas būdas yra, kuris gal net ir įdomesnis. Tai aš šitą viską panaikinsiu. Tai Smart Art įrankis, va, matote, Smart Art įrankį rodau, tai galima padaryti irgi panašiai tokią hierarchiją, sakykime, pasirinkus hierarchiją, va, ir pasirinkti tokį įsidėsimą, ne? Tai erdviniai kūnai, irgi bus čia, irgi spalvas galima pasirinkti, kokias norime, ne? Galima pasidaryti ir gražius, ir visokius kitokius, ar ne, gulščius, taip toliau. Va, sakykime, spalva mums reikalinga kažkokia, kad būtų, nu, tokia, sakykime, ne? Tai erdviniai kūnai. Čia galima praplėsti, jeigu reikia. Galima padaryti ir, įsivaizduoju, ir mažesnį šriftą. Va, matot, kaip viską darau, ne? Tai va čia viską tokiu būdu galima padaryti. Kaip papildomą langelį šitame dokumente padaryti. Tai va, rodau, kad padedam žymeklį ant norimo langelio ir pridėti figūrą. Įtraukti po, įtraukti už, įtraukti virš, įtraukti žemiau. Nu, va, žemiau, ne? Ir spalvą jam galima pritaikyti, reiškia, tai figūrą jau kitokią čia galima pasiimti, sakykime, kad va, pavyzdžiui, būtų, ne? Tai va, tokie būdai yra, keli būdai, tai jūs galite šitą pasidaryti. Na, man atrodo, tas, kur pirmasis buvo, tai lengvesnis yra braižyti, o šitas jau truputį sudėtingesnis, bet įdomesnis ir gražesnis netgi. Čia galima ir padaryti kaip mygtukų, tokią kombinaciją, kaip plytų, va, čia 3D galima padaryti visokius, ne? Tai manau, kad išaiškinau, kaip padaryti erdvinių kūnų užduotį ir kaip nubraižyti šitą figūrą. Tai ačiū uždėmesį, iki kitų kartų.